Žiauriai nenoriu pasakoti. Yra pateikiama statistika, kad dabar gyvena kelis kartus daugiau žmonių, negu jų yra bet kada mirę. Sparčiai besivystanti civilizacija daro vis stipresnį poveikį mūsų supančiai gamtai, trikdydama milijonus metų nusistovėjusią pusiausvyrą. Dažnai apie tai galvoju ir jaučiuosi, kad iš tikrųjų kažkas turi sukrėsti tą žmonę, kad irgi visi pradeda apie tai galvoti ir priešintis vartotojiškumui. Nieko nedarau. Gyvenu. Nieko nedarau. Galvoju gražias mintis. Stengiuosi gyventi taikiai, gražiai su gamta, nešiukšlinti, daryti gerą tiesiog. Na, bet aš gyvenu tą idėją, kad po manęs kad ir tvanas. Yra šiukšlių rūšiavimas, augalų sodinimas, medžių sodinimas. Tos neteršiam gamtos, nedeginam, saugiai gamtoje elgiamės. Stengiuosi būtent tą vartojimą mažinti, neteršti gamtos, rūšiuoti atlikas, žodžiu, nepasiduoti psichozei. Pasaulio pabaigą įsivaizduoju gal kaip trečią pasaulinį karą. Sprogimą didelį. Atsiras mums kažkokios naujos bacilos, nauji virusai, neišgydomos ligos, radiacijos kažkokios. Mūsų mažės, kol galiausiai išnyksim. Žinau, visi taip daro ir aš taip nedarau. Aš įsivaizduoju, kad kometa tiesiog nukris ir žmonės sunaikins kaip dinozaurai. Aš žinau,
žinau, kada bus pasaulio pabaiga. Kad po 1000 milijonų metų Saulė vis darys didesnį ir karštesnį. Ir po to pradės lydyti tą pasaulį. Nuo karščio viskas pradės lydyti. Betonas, viskas, žemė lys. Ir ta planeta tiesiog išnyks. Nes Saulė per arti ir jinai didėja ir karštis didėja. Ir tiesiog ta planeta tirpdo ir visa planeta. Tai va, žinau kodėl.